Čia ir prasidėjo visi įdomumai. Gavom Gaiškės projektą, visiškai nestandartinį ir nebūdingą mums, su dažymo darbais, lyginimo, tampymo darbais. Taigi, su pasitariusiu klientu buvo priimtas sprendimas, kad duris ir sparną keičiam. Ieškojom pradžiai pagal spalvą, tačiau pagal spalvą negavom detalių, teko jas dažyti. Ir džiaugiamės apskritai, kad gavome duris. Sparnų yra, durų kažkodėl nėra, ypatingai dešinės pusės. Dalis suradom, atlikom dažymo darbus, sukomponavom, primatavom, sudėjom ant automobilio ir toliau tęsiasi darbai, poliravimo darbai. Klientas taip pat ir užsakė viso kėbulo keramikos padengimas. Taigi, gerbėmieji žiūrovai, gerbėmieji draugai, pabandom atspėti, kiek kainavo šito projekto įgyvendinimas.